Kiekvienas automobilio elementas yra labai svarbus ir prie kiekvieno elemento reikia dirbti atsakingai, kruopščiai. Padengiam pilnai visą išorę, tai yra stiklai, tai yra kėbulo elementai ir prie to pačio atsidarę duris padengiam durų projomus ir duris iš vidaus. O ką reiškia dirbtinis? Tai va taip va. Kiekvienas automobilio gabaliukas turi būti padengtas keramikinė danga. Ir nereikia gailėti keramikinės dangos ant paviršiaus. Jeigu tu ją tepsi sausai, keramikinė danga neveiks ir jo paprasčiausiai nelaikys, nebus to efekto. Turi būti šlapės dengiamumas.